Sveiki video blogo pagal Jurgį žiūrovai. Dabar yra 23 Lenkijos laiku, 24 Lietuvos laiku. Ir aš einu Varšuvoje oro uosto, jau praktiškai rankovę į lėktuvą į Tbilisį. Ruošiu jums labai įdomų ir naudingą turinį apie Tbilisį, apie galimas rinkas, apie potencialą. Su manim kartu skrenda mano draugas Macijus. Tai Macijus jau žinot, jisai yra mano senas draugas iš Lenkijos laikų. Jisai man tas žmogus, kuris padėjo Lenkijoje žengti pirmus žingsnius. Daug dievė, kad jisai man padėtų tuos pirmus žingsnius žengti ir Gruzijai. Tai ką, skrendam? Dzień dobry. I wish you a nice journey. Thank you for your attention. Pastaruoju metu nebuvo taip, kad kažkur laiku išskristumėm. Visą laiką turim kažkokių problemų. Tai jau dabar vėl skrydis atidedamas. Skaityk vėl 15 minučių, tai jau prieš tai buvo pusvalandis. Skaityk vėl valandą vėluosiu. Tai yra blogiausia tai, kad mane pasitinka ten žmonės ir tie žmonės atsikėlė 5-4 ryto, lauks mūsų ten vėluojant. Argumentas yra, kad virš Juodosios jūros didelis reiškia eismas ir dėl to vėluoja išskris lėktuvas. Ką nebuvo iš anksto galima suplanuoti, čia kažkai lėktuvai kiti atskrido. Manau, kad visi reisiniai. Nu ką, 5 ryto, būdu praėjom pasų kontrolę. Dabar reikia susirasti lagaminus. Girdėjau lietuvių, matyti yra skrydis ir iš Lietuvos panašių laikų. Tai dabar planas yra toksai, taupom ant viešbučio, kaip spartiečiai keliausim, kad sutaupyt laiko ir pinigų. Tai dabar imam automobilį ir važiuojam 380 km iki Batumio, iki Sarpi pasienio posto būtent su Turkija, kas ir yra įdomiausia. Žiūrim, kur mūsų linija ir kur mūsų lagaminai. 0-1. To tam. Aš suprantu, kad šitos kelionės bus didžiausia problema. Aš man atrodo, tai internetas ir elektra. Nes kai atvažiuoji į viešbutį, tai viską suduodi, pasikrauni. O kai tu neturi to viešbučio, pavyzdžiui, kamera rodo 12%, telefonas 60%, ausinės iš vis išsikrovė, o tuoj prasidės online. Tai paklausiau vairuotoją, sakė, reikia pirkti Magdę. Tai tuoj sužinosim, kokios kainos, žmonių daug, nors 5 ryto. Vat nusipirkam kortelę ir varam į priekį. Nusipirkau kortelę, tai neribotas internetas, neribotas skambučių skaičius vietiniai rinkoje, reiškia 60 gelų. O kokį fainą džipą turėsim. Renigiai. Super. Добрый день. Jurgis. Ладно. Ojoj. Szkur. I śpiał. Nu visai jau greta Batumio esam, visai netoli, bet aš turiu už 10 minučių, už 12 minučių online. Ten yra jūra, čia yra mūsų mašinytė ir visi kiti sustoja. Būna ir su Volgom žmonės. Ziemi, zobaczymy, jak morze wygląda. Nu, bus mūsų pirmas maistas Gruzijoje. Pusryčiai. Bet taip meniu tai kaip Lietuvoje. Nepasakyčiau, kad čia kažko žuvyčių yra. Bet starteriai. Ieškau varškėčių. Jedzie, czy zostaje co? Pakujasi. Nu, prisipažinsiu, kad poti tai mes nieko nepešėm. Iš tikrųjų nesuradom nei vairuotojų, kurie kalbėtų ir labai norėtų dalintis nieko. Tai dabar važiuoju į Sarpį, tai yra pasienio postas būtent Gruzijos su Turkija. Ir navigatorius visai nedžiugina, 8-9 km, bet važiuoti 1:53 minutės. Matyt, keliukas bus įdomus, bet nenuobodus. 2 valandas lėktuvė pamiegotos, dabar lenda per gerklę. Dava, apžiūrėjom Sarpį, toks perėjimas, labai gražus terminalas. Yra tų mašinų, bet čia daugiau gruzinai, turkai, azerbaidžianiečiai, vieną ukrainiečių fūrą mačiau. Ir žmonės eina peškiom. Tai dabar grįžtu link miestelio, nežinau kaip jisai vadinasi, bet mačiau ten daug parkingų, kaip muitinės terminalų.
Tai pabandysiu ten sustoti, surasti rusiškai kalbantį ir įsiklausinėti viską, kaip čia kas vyksta. On Robi Fisko pakalbinau vairuotoją, ukrainietis stovi, tai viskas aišku pagal maršrutą ir dar mačiau 3 ukrainiečius nuvažiavo. Tai norėjau paklausti, kas tas teikia paslaugas, nes va čia kaip ir yra tokių servizų centrų, reikia eiti pas juos paklausti. Ar jie gal žino kažką tai ir biškai pabandyti pakalbinti, gal jie kalba. Pakalbinau bičius, nes labai panašus verslo modelis, kaip ir mes stovi, reiškia, tam kolonėliai su dideliu parkingu nemokamu ir pardavinėja draudimus į Turkiją. Pasirodo turkai visiškai, tipo, patys pardavinėja savo turkiškus draudimus, žalias kortas. O va tai vieno ir neįkalbėjau, neužsikabino. Bet ir rusiškai nekalba, tai labai sunku kalbėti. Važiuojam toliau tyrinėti, kas dar yra. Bet šiaip reikėtų mums būti va tokioj va vietoje, kaip čia. Va čia reikėtų atsidarinėti antrą ofisą. Didelis T1, užrašą dėti ir galima būtų dirbti. Nu va, daug dievės sveikatos tam vairuotojui. Uzbekas mus prakonsultavo, davė AMR muitinės tarpininko konsultantą. Tai bičia muitinės tarpininkas. Dabar važiuojam, pabandysim su juo pasikalbėti, nes nekonkuruojam nieko. Lygtais jis turėtų būti suinteresuotas. Pažiūrėsim, kaip mums seksis. AMR jo vardas. Nu va, išeinu iš vietinės muitinės. Su AMR pakalbėjau. Jis yra pasienio viršininkas ir turi savo muitinės tarpininkų įmonę. Daro apie 250 mašinų kiekvieną mėnesį įmonę ir galėtų visai bendradarbiauti. Visai sudomino mano pasiūlymas. Aišku, prasitestuosim ir pasižiūrėsim, kaip veikia. Bet va taip, klausi pas vairuotoją. Vairuotojas kažką rekomenduoja. Tada važiuoju susitikinėjęs to, kur rekomenduoja ir klausi toliau rekomendacijų. Tai viskas, varom ilsėtis. Važiavom. Žiūrėkit, jūra, ošia, namai gražus. Nesitikė, kad mūsų po tiek laiko kelyje. Dabar galit pasijuokti iš manęs, pakuojamės, dedamės ir važiuojam toliau. Ne į tą viešbutį atvažiavom. Bulevar. Bet buvo tokia nuojauta, kad ne tas viešbutis. Važiuojam kito ieškoti. Dublis 2. O, labas. Westhotel. Zaprašame. Nu tai kadangi jau taip esam įpratę, tai rodau, ką gavau už 58 eurus Batumi. Tai daug nemažai. Kavos, didelė lova ir įdomiausia tame. Pamenat tą šunį, kai matėm? Tai žiūrėkit, ir aš taip galiu lygiai taip pat. Tiesiai perėjo. Aš taip esu pavargęs, įsivaizduojat, aš kėliausi vakar 6 ryte, lėktuve 2 valandas, maksimum 2 valandas ir tai nekokybiškai pamiegojau. Visą dieną vairavau vakar, tai dabar aš eisiu valandėlį nusnūsiu, tada į dušiuką ir tada eisiu pažiūrėti šitą miestą nuostabaus, nes manau, kad nusipelniau. Nu viskas, pilamės kurą, įdomi situacija tame. А сколько здесь евроми стоит литр? Не ясно еще. Евроми не знаю. Но на Лары 2,80. Это где-то 1 евро. 1 евро за litr, da? Tai va įdomi, kad yra automatinė kolonėlė, bet vis tiek jisai viską padarė. Ir aš dar kortelės net neatsiskaitinėjau. Tai įdomi. Bet paklausė, ar gali savo kortelę priglausti. Reiškia, matyti, yra kažkokia bonusinė sistema, cashbackas. Sakau, nu priglausk, o man bus nuolaidas. Sakau, jo, aš to biškį padarysiu mažą nuolaidą. Tai įdomi. Automatizuoja, bet tuo pačiu ir neautomatizuota. Jisai atsiskaito savo kortelę. Nu, žodžiu, įdomi. Nu, man supykęs nuėjo į keityklą pasikeisti pinigų, nes situacija degalinėje yra tokia. Privažiavus prie automatinės degalinės priėjo bičiukas ir sako, ar turit nuolaidų kortelę? Sakau, ne, neturiu. Sako, ar aš galiu už tave apmokėti ir tau padarysiu 5 centų nuolaidą. Sakau, tai aišku, 5 centai irgi pinigai. Žodžiu, pas juos kuras už litrą 2,8. Jisai užpila, sumoka, tada man sako, kaip tu mokėsi? Aš sakau, kortelė. Toks sako, nelabai matyti, jam patiko, kad kortelė, nes procento bankų reikės atiduoti. Tada ką jisai paima, įstraukia aparatą, jis gulėjo ant to, reiškia, degalinės. Išmuša man, ant kalkuliatorium paskaičiuoja, reiškia, aš užpyliau 45 litrus, tai ne po 2,80, kaip ant krano rodo, o po 2,75, paskaičiuoja, gaunasi 123, įmuša į savo aparatą, duoda man apmokėti ir aš apmoku, bet sakau, duok tu man čekį, man į buhalteriją reikia. Jis man duoda tą iš to banko aparato kortelinio apmokėjimo. Sakau, ne, čia patvirtinimas, kad aš apmokėjau kortelę, bet duok man čekį už paslaugą, kiek aš litrų nusipirkau ir ko nusipirkau. Savo, ne, negaliu duoti. O žinot kodėl? O už tai, kad nenori parodyti, už kiek jisai perka. Bet, nu, vat, įdomią suradęs nišą ir dirba. Ir taip jisai apsirengęs tos kolonėlės darbuotojų, tai spėju čia toksai, kaip čia, legalus jų biznis, taip motyvuotos darbuotojus. Nu, toks
įdomi tokia, bet sakė, man jūs geriau, aš dabar mokėsiu grinais, nuėjo pasikeisti pinigų ir turėti. Visada tokiose šalyse, kuriuose daug reikia judėti, daug važiuoti, visą laiką reikia turėti grinų. Tai vakar aš kyčiausi 50 eurų, juos visus praleidom, ten tai kalonėliai, tai kažkur tai kioskė, tai dar kažkur tai šiandien Macijus keis 50 ir vėl turėsim grinų. Susirinkau navigatoriui adresą Valė, reiškia pasienio postas, kuris yra didelis ir dabar visą tą kelią supratau, kodėl rodė 178 km ir 5 valandos 36 minutės. Nes visas tas kelias, jisai atrodo va taip. Taip, neaišku, nei kas į kurią pusę važiuoja, nei kaip važiuoja. Vedama pats. Nu ir va taip per kaimus ir varom. Ir tikrai labai ilgai važiuosim ir labai pavojingai, kol kas patatu sekasi. Jo, ne kartą girdėjau, kad yra problema, kad užgriuvo mašinas, užgriuvo kelią, tačiau dabar tikrai tų žodžių prasme. Čia suprantu, kad remontuoja dabar šiuo metu, bet čia asfalto taip niekada dar nebuvo. Ir čia važiuojam prie antro, pačio svarbiausio perėjimo tarp Gruzijos ir Turkijos. Aš nežinau, kaip jie čia gyvena, bet tai. Viskas, sustojom, žinokit, pavargau kaip velnės. 100 kilometrų važiavom 3 valandas. Ir dar reikia valandą mažiausiai važiuoti. Ir blemba sustojom, va, čia. Sunku ant kalno. Taip, čia va, vaizdas tai už milijoną. Už milijoną. Откуда? Литва. А? Литва. Литва. Литва? Да. С какого города? Вильнюс. Я был там. Знаешь? Сейчас знаю, хорошо знаю. Часовой завод большой. Большой. Люч. Labai įdomi, kad jie nekalba rusiškai. Man taip įdomu, kad jie kaip ir išėjo iš Sovietų Sąjungos kaip ir mes, bet nekalba rusiškai, jau apie angliškai tai net kalbos nėra. Macijos draugas. Так? Ну dobrze, możemy. To ty miejsce jemu zrobi, tam nie ma. Zrób. Nie ma. Вильнюс, а у нас? Vilnius, Kaunas и Klaipėda. И Клайпеда. Наверху есть рестораны, все горячие. Наверху? Блюда есть, все. Мы до Вали едем. А? Да, до перехода с Турции, Валя. Вале? Ага. Сколько ресторан есть? Знаем, что, но это далеко еще, Валя. Да. Всего хорошего. Paėmė žmogelis, net, kaip čia, nesiprašys net įsėdo. До свидания. Nesiprašys net įsėdo, vietinis. Sakė, bus už 2 valandų, už 2 kilometrų. Norėjom pavalgyti tenai, bet supratom, kad nesusitarsim. Tiesiog ėmė konservą, norėjo šildyti mums dar kažką, tai kažkaip galvom. O, APS, наш клиент. Терпаркинг, то есть. О, трещница, туалет. Сейчас добре. Dobrze. Co chcesz z nim pogadać? Ну, добрый день. Приехали посмотреть, как переход выглядит, чтобы машины сюда пускать. Мы из Литвы. Нормально. Можно посмотреть? Смотри. А здесь туалет видел есть, а поесть здесь? Туалет, душ есть. А поесть нету? Все есть. Нет, здесь нет. А где вы едите? Здесь какая-то ресторан? Там. Там есть Да. на бензоправке? А это Лукойл. Да? Лукойл. Норм. Да. Лукойл нормально? Лукойл. Благодарю. Уважаю. А литовцы есть здесь? Литовцы здесь приезжают? Много, брат. Много, да. Хороший человек. Я с украинцами поговорю, то есть видео украинцев. Украинский много, брат. Много? Хороший человек, да. Пошлите там баню, душ, смотрите, туалет смотрите. Если хочешь, вот там, рядом. Тут за машиной? 10 метров. То я попаркую машину. Не-не, спасибо, спасибо. На бензоправку поедем.
Nu, va, labai fainas žmogus, pasikalbėjom, papasakojo. Bet mašinos čia pasirodo prieš tą postą važiuoja tuščios. Nori, nenori, jos čia važiuoja tuščios. Nu tai va, Auto Investą pakalbinsim paskui iš mašiną ir Logitransas irgi. Lietuviukai. Nu tai kažką tai gal dar ir rasim. Varom dabar užkasti. Nu, ačiū šitiem namam. 32 eurus mums čia kainavo tą visą puotą. Ale tikrai daug visko prisisakėm. Prisivalgiam. Dabar mums reikia davažiuoti iki Tbilisio. Ar datrauksim šiandien? Rodo 207 km. Tikriausiai jau ne. Kažkur stosim pakeliui. Bet nori gerai lėkti iki Tbilisio. Naujas rytas. Rytas vis dar ne iš Tbilisio. Vakar neužteko jėgų. Iš tikrųjų važiavom praktiškai iki 12 valandos nakties ir davažiavom iki miestelio Gori. Ir taip jau sutapo, kad susipažinau praktiškai su pagrindinėm Gruzijos Sakartvelo, dabar reikėtų sakyti, ar ne, tom įžymybėm. Tai susipažinau su Hačapūriu, tada vakar susipažinau su miesteliu Boržomi, kur matyti atsiradęs yra kažkur tai netoli Boržomi vanduo. Dabar lėkiu pusryčiauti, nes už 10 minučių turiu online su Lietuva. Šiaip toks kaimas, visiškai kaimas. Nežinau, lyginu gal su Lazdijais. O, pusryčių vieta. Gruzijoje, ką pastebėjau, visi čia sako, kad labai pigu lyg tai. Valgyti restorane nėra brangu. 30 eurų dviem žmonėms su kokiu vienu alum ar ten vienu vynu. Tikrai visą laiką pavalgysi labai sočiai, labai skaniai. Bet kambarys, tai va toks čia yra standartinis, 4 žvaigždučių gal skaitosi jų lygių, bet mūsų tai 3. 53 eurai su pusryčiais. Kaime kažkokiam tai. Sakyčiau, kad labai brangu. Viskas. Dabar pakuojamės. Lekiam, reikia aplankyti dar vieną sieną, o iki jos važiuoti dar 4 valandos. Tai nusprendėm, kad nestosim Tbilisį, nes jinai yra konkrečiai mum atvažiavus nuo Gori dabar, kuriame esam. Tai truputį susitaupo, nes neužvažiuojam į Tbilisį, lekiam į viršų, nors Tbilisį jau užsakyti kambariai 2 naktim sekančiam. Tai dabar iki sienos, pasižiūrim sieną ir tada grįžtam į Tbilisį jau, kaip sakant, į civilizaciją. Tiesiog iš kelionę po kontrastų šalį. Tai šiandien mums pasisekė, nes turime asfaltą visur. Aišku, labai turim minimalų vidutinį greitį. Bet vaizdą turim, tai jo papa. Kalnai, žolytė, asfaltas. Tik vidutinis greitis 50, tai dėl to 104 km rodo, kad važiuosim 2 valandas 40 minučių. Bet šiaip nuostabu. Gražu, gražu žiūrėti. Nu ką, atvažiuojam į eilę, tai aš taip suprantu, kad čia didžiausia eilė, nes dar iki sienos yra 26 km. 26 km, čia bus geras. Nu ką, esu tikriausiai pačiam didžiausiam, koks gali būti pasienio perėjimas. Так chcesz kluczyka od samochodu? Ir biškiai apsidairysiu, pasižiūrėsiu, kokios čia įmonės dirba. Šiaip kol kas tai matau daug Azerbaidžano, Armenijos, Rusijos biškiai mašinyčių yra, bet jos visos yra be logotipų. Jos yra visos tikas, kad kažką įsigrynint. Kamazai dar važiuoja, įsivaizduojat? Ot, važiuoja krūva kamazų. Nei vieno lietuvio, čia kur pasako, kad lietuviai važiuoja, veža, paralelinis kelias, tai nėra. Mes vis tik matyt koncentruosimės ant centrinės Europos, nors čia tie tranzitai yra iš tikrųjų labai gerai, nes Turkija yra sudėtinga šalis, brangi, kalbos barjerai, tai geriau dirbti su mumis, bet matyt, kad čia mes nelabai rasim nikas nuo kaip. Atsiveda tokias mašinas. Kamazas vadinasi. Kamazas. Šito šalis net nežinau, kas čia. Uzbekistanas. O, geras. Uzbekistanas. Liuks. Uzbekai man visi patinka. Uzbekai geri žmonės. Su Uzbekistanu man lengva dirbti. Jau tiek prifilmavau šiandien, kad galvoju nefilmuosiu, Elvis pavargs, bet žiūrėkit, bet negaliu nefilmuoti. Esu Tbilisy, atvažiavau su liftu, išėjau ir patenku į tokią terasą. Tada ieškau savo numerio 61. Kuris yra dar nežinau, bet ieškau. Katilinė. Dar neradau. Į lauką. Įsivaizduojat? Čia nėra numerio, čia nėra numerio. Hebra, kur aš miegosiu? Čia? Lauke? Ant lauko? Ne, tada čia reikia žiūrėti. Ne. Čia?
Tai, numeriko nėra. Miestas kaip ant delno. Hebra, visų pirma, čia yra pigiausias viešbutis, kokį esu ėmęs per šitą kelionę. Tai yra nakčiai kambarys 43 eurai, su pusryčiais įskaičiuotais, bet tai yra didžiausia prabanga, kokią gavau. 43 eurai nakčiai, čia 2 naktis miegosim. Tualetas kaip visada, lovytė. Nu ką, skrydis turėtų prasidėti už 15 minučių. Eisim tuoj į boardingą. Užėjom į business lounge biškį apibendrinti. Tai apibendrinsiu ir mūsų, kaip sakant, kelionę. Tai Gruzija labai didelį logistikos ir transporto srautą turinti šalis. Turi daug sienų, turi daug potencialą. Nenorėčiau čia atsidarinėti savo ofiso, nes esu jau pavargęs ir žinau, kad maždaug ofisą atsidarius vis tik yra 8000 eurų išlaidų. Geriau susirasiu partnerius, kelis, tokį kaip radau Sarpį pasienyje. Tikiuosi, kad susirasiu tokį Tbilisį, dar susirasiu tikriausiai ir kažkur tai pasieniuose. Tai dirbsiu per juos, geriau uždirbsiu, taip savikaina prasme gal 5 eurais ir mažiau, bet jie bus labiau motyvuoti ir labiau suinteresuoti. Tai būkit sėkmingi, laimingi, ieškokit, kur galėtumėt matyti save ir darykit. Iki ką? Iki kito karto. O aš skrendu Lietuvon.